Labai malonu vėl būti pas jūs. Ačiū Dievui šiandien tavo. Aš matysiu, kokį palaimą jis dainavo šimtus kartus. Su kokį džiaugsmu dainavo šimtus kartus. Šilo Prabhupada sako, kad visų šventraščių esmė, tai 24 valandos kartą 200 Dievo vartus aš pagalvojau, kam aplamai kažką tai skaityti, reikia tiesiog toliau tęsti. Dainuoti. Kaip jūs manote?
Mes tiesiog patikrinam, kaip jūs gerai žinot Hare Krishna Mahamantrą. Shila Prabhupada ki jai, Sankirtana Yaga ki jai. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuramitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Mes keletą kartų buvom čia ir mes skaitėm seminarą apie Bhakti jogos mokslą. Ir Bhakti jogos mokslas arba kaip pasiekti meilę Dievui yra įtraukti save 9 pakopus. Ir mes skaitėm apie Šradhą arba tikėjimą, mes skaitėm apie sadhu sangą, apie bendravimą su bhaktais ir mes kalbėjom trupučiuką apie bhajana kriją, kaip atlikti atsidavimą tarnystėm. Ir šiandien mes kalbėsim apie labai svarbią temą, labai, bet tuo pačiu metu gali mums pasirodyti labai tokį niūriai ir sudėtingą temą. Bet mes turim suprasti vieną dalyką, kad jausmas viešpačiais jau yra mūsų širdyje. Nitiesybė Krishna Prema Sadhya Kapunoj, Šravanadi Širda Čitikarai Jaudoj. Meilė viešpačiai tai yra prigimtinį Dievos būtybės jausmas. Bet dabar jis padengtas, todėl kad mes nuo namų laikų būnam šitam materialiam pasaulyje. Neklauskit, kaip mes papuolėm šitą materialų pasaulį. Prabhupada sako, konstatuojam faktą, mes jau čia ir mes turim galvoti, kaip iš čia ištrūkti. Ir nors šitas jausmas yra natūralus gyvai būtybei, tuo pačiu metu ir mes pradedam praktikuoti, ir mes kartuojam šventus vardus, mes klausom apie Krishną. Bet kažkas tai trukda tam jausmui visiškai mūsų užvaldyti ir pasireikšti. Ir šiandien mes apie tai trupučiu kalbėsim. Tai yra anarthas, tai yra artha. Žodis artha reiškia tai, kas turi labai didelį vertę. Bet anartha tai, ką neturi jokios vertės. Tai pasirodo yra daugybė dalykų, kurie vadinasi anartha, kurie mums turi vertę, bet iš tikrųjų neturi jokios vertės. Bet mes galvom, kad tai mums turi kažkokią tai vertę. Ir sakoma, kad materialus pasaulis mums daro įtaką tik tiek, ant kiek mes tam materialiam pasauliui suteikim vertę. Iš tikrųjų, materialus pasaulis, materija ir dvasia tai du skirtingi dalykai, kaip vanduo ir, pavyzdžiui, aliejus. Negalima sumaišyti. Kaip ir gyva būtybė, mes, kaip dvasinės sielos, mes nieko bendro neturim čia su šito materialų pasauliu. Bet, kol mes suteikėm jam vertę ir galvojam, kad jis yra vertingas, ant tiek jis turi įtakos mums šitas pasaulis. Kaip mes išmoksim, jeigu mes išmoksim matyti, kad šitas materialus pasaulis mums neturi jokios vertės, jis iš karto turės įtakos mums. Tai mes šiandien pakalbėsim apie tai, kiek mes suteikėm, kokiems dalykams mes suteikėm vertę, kodėl anartha, tai, ką neturi vertės, tampa mums artha, tai, ką turi vertės. Ir kodėl anarthos arba dalykai, kurie neturi vertės, uždengia iš tikrųjų mūsų tą jausmą viešpačio Krishna meilę, kurią mes negalim pilnai pajausti. Mes galim trupučiu padainuoti ekstazai, bet mes 24 valandas negalim dainuoti ekstazai, kas mums trukdo. Ir nors bhakti joga yra natūralus procesas, yra dalykai, kurie labai trukdo mums. Ir
nors tai yra labai pozityvus procesas ir tai yra neatsižadėjimo kelias, kaip kai kurie galvoja, kad religija jums to draudžiama, tai draudžiama, to negalima, tą negalima dalyką. Bet supraskite vieną dalyką, kad atsidavimo tarnystė yra prisirišimo kelias. Mes įgaunam ypatingą prisirišimą prie viešpaties. Ir kada mes gaunam kažkokį tai skonį Krišnai, tada natūraliai todėl kad Krišna tampa pagrindinis mūsų gyvenimo objektas, o dėl mylimiausio objektą mes pasiryžęs priimti tam tikrus apribojimus. Ir Šrila Prabhupada darė tą patį, kada jis atvažiavo į vakarus, jis nesakė žmonėm, nedaryti tą ir tą. Jis tiesiog pabandė duoti žmonėms skonį, dvasinį skonį. Jis kartodavo šventus viešpatės vardus, dėlėjo prasadą ir tuo pačiu kalbėjo filosofiją. Ir kada žmonės kažkiek tai apsivalė, natūraliai pradėjo klausinėti, ką mums dar daryti Šrila Prabhupada, ką mes dar galim dėl jūsų padaryti. Ir tik po to, kada Šrila Prabhupada davė iniciaciją, pirmą iniciaciją, jis pasakė, dabar jūs turite daryti tą ir tą. Bet, todėl kad žmonės jau natūraliai, kažkiek tai apsivalė, natūraliai priimė visą tai. Bet jeigu nuo pačio pradžio Prabhupada sakytum, negalima daryti tą ir tą, niekas net nepraktikuotų Krišna sąmonę. Todėl mūsų kelias dar kartą, tai yra prisirišimo kelias. Iš pradžių mes gaunam kažkokį tai skonį, bet kada dvasinis mokytojas pasako, kad jeigu mes dar giliau norim panardinti į save į šitą procesą, į šitą jausmą Krišnai, yra tam tikri dalykai, kurie gali trukdyti mums. Šrila Prabhupada buvo labai švelnus, kada Šyamasundra Prabhu padarė pirmas įskonį gyvybės Džaganathą. Ir kada jis darė gyvybės, jis rūkė tuo metu. Jis padėjo nuorūką ant Džaganathos gyvybės. Ir tuo pačiu metu Šrila Prabhupada įėjo. Ir Šrila Prabhupada nesakė, ką tu padarai, tu ant viešpatės padėjo nuorūką. Šrila Prabhupada pasakė labai paprastą frazę. Sako, iš tikrųjų, šitas nedidelis nuorūkas skiria tave nuo Krišnos. Nuo to metu tai buvo pakankama, kad Šyamasundra išgirdo ir jis nustojo rūkyti ir aplamai rūkyti. Taip Šrila Prabhupada mokino savo mokinius. Tiesiog labai švelniai jis davė skonį, o paskui bhaktai patys jau pradėjo suprasti, kad jeigu mes norim dvasiškai toliau progresuoti, mums reikia kažką tai kai kurių apribojimų, kol mes esame sąlygoti su sielos. Ir mes šiandien pakalbėsim apie tos anarchos, kurie yra kaip debesis. Iš tikrųjų, kaip Baladev Vidyabhushana sako, kad ne Krišna nuo mūsų slepiasi, mes nenorim žiūrėti į Krišną. Tai tos anarchos, kurie neleidžia mums žiūrėti į Krišną. Todėl šiandien mes apie jas trupučiau pakalbėsim. Aš įvadą tokį, kad jūs per daug neįsigastot, kiek visko yra, ką mes turim, ką neturim daryti. Iš tikrųjų, Vėdos nieko nedraudžia. Vėdos tiesiog arba rekomenduoja, arba nerekomenduoja. Jie nedraudžia, nedaryt tą. Nori valgyti mėsos? Prašau, bet prieš tai sakyk, jausi gyvūnai. Šį gyvenimą aš tave valgau, sekantį gyvenimą tu mane valgysi. Ir žmogus supranta, galų galia jam gaina, wow, sekantį gyvenimą vis mane valgys, geriau aš nevalgysiu šį gyvenimą. Vėdos rekomenduoja, jie nedraudžia, todėl vėdos skirtas skirtingų sąmonės žmonėm. Gerai. Anarchos turi, kiekvienas dalykas turi kažkokį tai didžią arba sėklą, iš ko gimsta. Ir anarchos turi 4 pagrindinius dalykus, iš ko jie gimsta anarchos. Ir pirma, pats svarbiausias dalykas, iš ko gimsta anarchos, tai iš mūsų nuodėmingos veiklos. Mes nuo neatminamų laikų neturėjom pasaulį esam. Ir kiekvieną gyvenimą mes norom prisikaupėm daugybį reakcijų nuodėmingų. Ir dėl savo neišmanimo mes atliekam nuodėmes ir kiekvienas veiksmas pagimta kažkoks atoveiksmis. Ir pirma, tai yra nuodėmingos reakcijos. Ir Madhava Acharya, aš gal minėjau jau šitą momentą, Madhava Acharya sako, kad netgi vaikai, jie
negauna karmos iki 14 metų pagal vedinius įstatymus. Vienas išminčius taip padarė, kad vaikai negautų karminės reakcijos iki 14 metų. Iki 14 metų tėvai gauna karminės reakcijas, vaikai negauna. Bet Madhavačarya sako, vaikai tiesiog nieko neveikdami per 10 savo gyvenimo metų jie padaro tiek nuodėmę, kad užtektų 10 gyvenimų. Tai va, nieko nedarėme per daug. 10 gyvenimų. Tai per daug nieko nedarėme, nors, aišku, jie tėvam atiduoda visą savo karmą, bet 10 gyvenimų jie uždirba savo karmas. Todėl nuodėminga veikla, jinai labai, o nuodėminga veikla, jinai labai įvairi ir nereikia ją vardinti, bet tiesiog tai vienas iš būdų, kaip mes uždirbam anarchos. Mes paskui apie anarchos trupučiu daugiau kalbėsim, kas ir ką jie konkrečiai pasireiškia ir kas iš to, bet nuodėminga veikla tai pasireiškia įvairiais savybėmis, blogais savybėmis, kuriais mes turim, kai pasireiškia, mes gimstam, augam ir pradeda lysti visokie. Bet vaikas, mes kartais sakom, kad vaikas yra nekaltas. Bet todėl, kad geismas ir kiti dalykai nepasireiškia dar. Bet kada jis paauga, pradeda palaipsniui didėti, ypač kada ateina paauglystė, jaunystė, tada pradeda ryškėti nuo praeitų gyvenimų visos savybės. Aiškiai, norai, visokie nuodėmingi poelgiai. Kartais mes matom, kad vaikai žmonės pradeda laikyti nuo 6-10 metų. Vaikai. Čia nuo praeitų gyvenimų. Nuodėmingai nuo praeitų gyvenimų. Sekantis dalykas, iš ko gimsta anarchos, iš dorybingos veiklos. Dorybinga veikla pagal idėją turi apvalyti. Bet kartais dorybinga veikla trukdo žmogui eiti dvasinį keliu. Labai paprastas pavyzdys, todėl kad dorybė pasireiškia tame, kad žmogus jis turi žinių ir jis jau gyvena laimingai, jis jaučia laimę, todėl kad dorybė leidžia žmogui gyventi laimingai. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit, pagrindė žmonės ateina į dvasinį gyvenimą ne dėl to, kad jie gyvena laimingai. Laimingi žmonės, jie galvoja, aš neturiu problemų per daug, dėl ko man dar kažką tai stengtis daugiau. Pavyzdžiui, Pietų Indijos brahmanai labai laikosi vedinį kultūrą, labai religingi, viskas gerai, bet atsiduoti pilnai Dievui arba kažkaip tai gilinti savo gyvenimą nelabai populiaru pas jų. Todėl, kad jie turi gerą šeimą, jie turi turtus, jie turi sveikatą, todėl, kad tai yra dorybingas gyvenimas. Ir todėl dorybingiems žmonėms labai sudėtinga praktikuoti religinį gyvenimą. Jie neturi problemų. Ir Bhagavad Gitoje Krišna sako, kad dauguma žmonių ateina dėl kančių pas Dievą. Dėl kančių arba įspręsti savo materialius problemas. Tik nedidelis procentas žmonių ateina tie, kurie ieško žinių arba smalsus. Nedidelis procentas. Pagrindė tie, kurie kenčia ir tie, kurie nori spręsti, nori būti materialių. Ir Bhakti Chaitanya Maharaj duoda pavyzdį, pas jį buvo Pietų Afrikoje vienas pavyzdys, kaip dorybingas gyvenimas, dorybingos savybės trukdo atsiduoti Krišnai. Gal kažkas tai iš jūsų žino tokį metodą žalivalgystėje. Aš asmeniškai nekreipsiuos, nežinau, kas jis valgo, žaliai, kas nevalgo. Bet, sako, buvo viena moteriškė, kurie susipažino su Krišna sąmonė, kurie valgė tik žaluminus. Bet kada jinai atėjo į fistą, į puotą bhaktų, ir kada pamatė, ką bhaktai valgo, kokius nesuderinamus produktus, kaip riebiai, kaip saldžiai, kaip ta, jinai sako, nieko neturiu bendro su to. Ir 10 metų net paskui neįsidomėjo dvasinės. Paskui jinai pradėjo jau praktikuoti. Bet tai yra dorybė guna. Žaliai valgystė, tai yra dorybė guna, faktas. Bet bhakti jogos kelias yra valgyti prasadą Krišnai, o ne būti žaliai valgiu arba mėsai valgiu, ten nesvarbu. Svarbu valgyti Krišną prasadą.
Ir žmogų tai atstumi nuo dvasinės praktikos. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip durybingi dalykai gali, reiškia, atstumti mus nuo dvasinės praktikos. Sekantis momentas, iš ko gimsta anarchos, tai kada mes susipažįstam su dvasiniu procesu ir pradedam praktikuoti, mes atnešam visą savo purvą, savo iš materialaus gyvenimo, savo įsivaizdavimą ir neišmanymą, nežinojimą. Ir kada mes atliekam atsidavimą tarnystei, mes darom daugybę klaidų, daugybę įžeidimų, daugybę neteisingai darom atsidavimą tarnystei. Ir irgi kaupiasi tam tikrus neigiamus dalykai. Neigiami dalykai kaupiasi anarchos. Bet jie nėra tokie pavojingi, kaip sekantį paskutinį, kada žmogus, pavyzdžiui, atlieka įžeidimus, kažkokius įžeidimus. Ir dar vienas, iš ko gimsta anarchos arba trūkdžiai atsidavimą tarnystei, tai kada jūs praktikuojate atsidavimą tarnystei ir natūraliai su bhakti augalėliu, kada mes laistam bhakti augalėlį, auga pašaliniai dalykai. Todėl, kad žmogus, kada jis praktikuoja, jis dvasinį gyvenimą, jis apsivalo, labai stipriai apsivalo. Ir natūraliai ateina pripažinimas, ateina šlovė kažkokia tai, ateina netgi turtai, žmonės jam pradeda aukoti. Todėl, kad natūraliai kiti žmonės, kada mato tyrą asmenybę, švarę asmenybę, jie nori bendrauti su ją, gauti irgi kažkokį tai naudą. Ir gaunasi tai, kad žmogus, jeigu jis neatsargus, jis pradeda to naudotis. Jis pradeda naudoti šlovę. Ir ypač todėl, kad Bhagavatam sako, kad šlovė yra subtilus seksualinis noras. Jūs galite atsisakyti grubų seksualinio veiksmų, bet šlovė, noras įsiskirti iš bendros masės žmonių, tai yra subtilus seksualinis noras. Ir daugybė didžių asmenybių tai labai pakirto jiems, šlovė pakirto arba valdžia, ir jūs galite pamatyti skirtingus religinius judėjimuose skandalai, įvairius skandalai dėl to, kad kažkas tai naudojasi savo pasikėjais ar dar kažką. Tai irgi anarchos, kurie gali tiesiog ateina, kada jūs tiesiog praktikuojate atsidavimą tarnystę. Žmonės pradeda eiti, lenktis jam ir jūs pradedat galvoti, o, jie lenkisi man, aš aukščiau ir pradeda aukti netikras ego. Tai irgi pavojus, kuris gyva būtybė. Todėl tai yra keturis dalykai vėl, kada iš nuodėmingos veiklos gimsta anarchos, kada iš dorybingos veiklos, kada iš neteisingo atliekamas atsidavimo tarnystės ir kada tiesiog iš atsidavimo tarnystės gimsta anarchos. Ir dabar mes pakalbėsim, kas čia yra anarchos, kaip jie pasireiškia. Mes taip pat šiandien kalbėsim, kaip juos galima nugalėti arba kaip juos apsivalyti nuo to anarchų, kaip praktiškai nugalėti juos. Ar tai bus įdomu? Ja? Gerai. Tada mes pradėsim nuo pirmos anarchos. Yra 4 rūšių anarchų ir po 4 anarchos, kurie trukdo mums atsidavyti dvasiškai praktikuoti, kurie neleidžia mums taip greitai patirti meilį viešpačiui. Mes kalbėjom, praeitą kartą, kada Bhajana Kriya kalbėjom apie atsidavimą tarnystei praktiką, mes kalbėjom, kad tie dalykai labai greitai padeda mums pajausti meilį Krišnai. Tai yra gyvybių garbinimas, Šrimad Bhagavatam klausimas, kirtanas. Jūs pasižiūrėkite, bet kirtaną visi, kokie palaimai. Kirtanas duoda labai greitai pajausti tą jausmą dvasinį. Kirtanas, bendravimas su bhaktais ir gyventi šventoje vietoje. Penki dalykai, kurie labai greitai leidžia pajausti ypatingą jausmą Krišnai. Pavyzdžiui, netgi paprastas žmogus nuvažiavęs į šventą vietą gali pajausti kažką tai ypatingo. Kas buvo iš viso šventoje vietoje? Koks jausmas? Ar Krišna šalia ten? Kaip sunku pasakyti, ar šalia, bet faktas, kad visai kitoks jausmas. Pati pirma anarcho rinkinys, tai yra vadinasi tattva vibrama, arba tiesiog neišmanimas apie tam tikrų tiesų.
Iš tikrųjų, visų anarchų priežastis, visų trūkdžių priežastis yra tiesiog neišmanimas, avidija. Tai viso ko, avidija yra visų kančių priežastis, avidija yra priežastis to, kad mes atsidūrim šitam materialiam pasaulyje. Avidija yra priežastis, reiškia, viso ko iš tikrųjų, viso ko bloga šitam materialiam pasaulyje. Ir pirmą avidiją, kurią galima nugalėti tiesiog bendraudami su bhaktais ir priimdami dvasinį mokytoją, pirmas neišmanimas arba pirmą anarchą, suvokimas savo paties padėties, kad aš esu dvasinė siela ir kad aš nesu šitas materialus kūnas. Tai yra pirma anarcha. Ir ją galima nugalėti tiesiog studijuodami šventraščius ir bendraudami su bhaktais. Pastoviai lavinti savo, didinti savo įsilavinimą. Tai yra nesupratimas, kas aš toks esu. Ir Krišna pradeda Bhagavad Gita nuo to, kad siela skiriasi nuo kūno. Čia Šrila Prabhupada sako pagrindas dvasinio gyvenimo. Antra anarcha, tatva vibrama arba neišmanimas apie tam tikrų tiesų, kad kas yra Krišna, kas yra Dievas. Dievas yra aukščiausia Dievo asmo, tai yra asmenybė visų patraukliausia, pati galingiausia, Bhagavantas, kuris visus turi turtų žinojimą, pats turi žinojimą, visą išmintį, visą jėgą, visą šlovį, visus turtus, visą atsižadėjimą, viską turi Bhagavantas. Mes turim žinoti, kas yra Krišna, mes turim žinoti jo savybės, todėl kad kaip mes galim santykį atstatyti su juo, jeigu mes nežinom. Mes neseniai minėjom tą pavyzdį su Tamala Krišna Maharadžu, kuris bendravo su kardinolais, 3 kardinolai bendravo su Tamala Krišna Maharadžu ir jis paklausė jo, uždavė paprastą klausimą. Koks vardas Dievo, kuris jo buveinė ir ką jis veikia? Ir jie negalėjo atsakyti. Paprastus klausimus. Bet koks bhaktas, jaunas bhaktas, kuris turėjo Šrilos Prabhupados knygos, jis gali iš karto atsakyti šitas klausimas. Koks Krišnos vardas, ką jis veikia, ko jo buveinė. Mes turim žinoti, tai yra neišmanimas dėl Dievo padėties. Mes turim gilinti savo žinojimą, kas yra viešpats, kokios jos savybės, kaip jis atrodo, kokios jos santykiai su bhaktais. Tai paprasti religingi žmonės apie Dievą tokių dalykų nežino. Todėl tai trukdo mums pamilti šitą asmenybę. Trečia anarcha, kurie irgi priskiriama prie neišmanimo, koks yra procesas pasiekti Dievą. Koks yra procesas, kame pasireiškia. Tai yra abidėja tatva. Kaip pasireiškia, kas yra sadhana bhakti, kas yra vadai sadhana bhakti, kas yra prema bhakti, kas yra reguliuojama atsidavimą tarnystė, kas yra spontaninė atsidavimą tarnystė. Bhakti turi žinoti, kaip mes turim praktikuoti, kaip mes kiekvieną dieną turim praktikuoti. Ir kada galima perėti į spontaninį lygį, kada reguliuojama praktika, todėl jinai reguliuojama ir vadinasi, kad mūsų įkvėpė tik šventraščios nurodymai arba kažkokie tai baimė, kad aš karmą gausiu kažkokią tai reakciją. Pas mus nėra dar to jausmo, bet spontaninė tarnystė prasideda tada, kada pas mus atsiranda natūralus jausmas dėl Krišnos kažką tai padaryti. Aš noriu padaryti kažką tai dėl bhakto, man nereikia sakyti, kad tu, jeigu darysi, apsivalysi nuo karmos. Bhaktas natūraliai nori kažką tai dėl Dievo padaryti. Tai yra prasideda spontaninė atsidavimo tarnystė. Mes turim žinoti, kokios savybės yra, kada mes atliekam reguliuojamą tarnybą viešpačiui, kada mes spontaninį atliekam. Mes turim žinoti praktiką, kaip iš ko jinai susidaro, kad pagrindinis praktikas aspektai yra klausytis apie viešpatį, kartoti jo vardus. Visi kiti paskui atsiminimas ateis natūraliai. Tai mes turim žinoti, mes neturim būti neišmaniai, kaip atlikti praktiką. Ir mes ne tik patys turim sugebėti atlikti praktiką, bet mes turim mokėti paaiškinti ir kitiems, kaip atlikti praktiką. Ir parodyti savo pavyzdžių, kaip atlikti praktiką. Tai neturim būti to neišmanimo. Ir sekantis dalykas, ketvirta anarcha, mes nežinom,
Kas trukdo atsidavimo tarnystėje? Kokie dalykai trukdo mums atlikti atsidavimo tarnystę? Ką galima priimti, ką negalima priimti, ką mums trukdo, ką mums padeda. Rupakas Svami sako, mes turim priimti viską, ką palanku ir atmesti viską, ką nepalanku. Ir kartais mes galvojam, o šitas dalykas labai palankus, bet pasirodo, tai labai trukdo mums atsidavimo tarnystėje. Vienu žodžiu, 4 dalykai, 4 anarchos, kurie yra susiję grinai su neišmanimu. Tai yra nežinom, kas mes, kas yra viešpats, kokius procesas pasiekti viešpatį ir kas mums trukdo, kokie dalykai trukdo mums praktikuoti. Ir visą tai galima išspręsti tiesiog bendraudami su atsidavusiais, priimti dvasinį mokytoją ir studijuoti vėldo šventraščius. Bet iš neišmanimo kyla sekantis 4 grupė anarchų. Tai yra hrida deubalja, širdies silpnumai. Kada žmogus neišmanime, pas jį natūraliai tampa neryžtinga silpna širdis. Ir tai yra 4 anarchos, kurie turi kiekvieną sąlygotą sielą. Pirma, tai yra pavydas. Pavydas, natūralus pavydas. Mes galvojam, aš nepavydžiu niekam. Iš tikrųjų, jeigu aš nepavydėsiu, niekam nepavydžiu, aš nuoširdžiai tarnaučiau Krišnai. Ir kitiems žmonėms tarnaučiau Krišnai. Bet pavydas pasireiškia tame, kad aš noriu vėl įsiskirti iš visų. Aš noriu turėti ir valdyti kažką tai, kažko tai mėgautis, kažką tai kontroliuoti. Tai viskas pavydo pasireiškimas. Todėl, kad nepavydus žmogus, jis labai nuolankus žmogus ir jis nori tarnauti. O nuolankumas tai yra grynai dvasinė savybė. Materialiam pasaulyje nėra nuolankių žmonių. Nuolankumas, žmogus nuolankus tik tada, iki tol, kol nepaliečiami jo interesai. Bet kaip tik paliečiami jo interesai, tai iš karto nuolankumas dingsta. Bet jūs galite paliesti baktą kažkokį tas interesus, tikrą baktą. Jis vis tiek liks nuolankus. Bet jeigu jūs pradėsite žydinėti Krišną, baktas iš karto tampa kaip liūtas arba kitus virštamus. Bet ką liečia jo, jūs galite užmušti baktą, sudaužyti baktą, įžeisti baktą. Jis padėkos ir pasakys, ačiū tau, kad nors vienas žmogus, kuris iš tikrųjų pasako mano tikros savybės. Ačiū tau, kaip Vaišnavas Jelena, kad platino knygos, žinot Vaišnavas Jelena, platino knygos ir Laisvės alėjoje Kaune ir vienas žmogus priėjo, stumė ir pradėjo keiksmažodžiais įžeidinėti. Ir Vaišnavas Jelena sudėjo ranką ir sako, ačiū jums labai. Jūs vienas vienintelis žmogus, kuris pasakė tikrą mano prigimtį. Žmogus visiškai pasimetė. Apsisuko ir išėjo. Jis visiškai buvo išmuštas į savo protą lygį. Ačiū jums labai. Tai tikro vakto prigimtis. Tai va pavydas. Sekantis širdies silpnumas yra šlovės troškimas. Mes visi norim, netgi bakti atsidavimo tarnystėje, tai iš vienos pusės tai yra gerai. Mes norim, kad mūsų kažkas tai įkvėptų, pasakytų, koks tu geras, kokį tarnystę tu gerą atliktų. Bet visi norim to dėmesio kažkokį tai tos meilės. Visi norim kažkaip tai įsiskirti iš visų, visi norim būti individualybės, individualus. Ir vienas irgi žurnalistas pasakė, kad jūs visi vienodi krišnaitai. Vienodi drabužiai, vienodis šukuosinas, viskas vienodai. Tai kur jūsų individualybė pasireiškia? O mūsų individualybė pasireiškia tai, kad be jokios abejonės mes norim skirtingai kažkaip tai tarnauti Krišnai. Vieniems patinka tai, kitiems tai. Ir Krišna pats individualiai gyva būtybė, kuriam kažką tai patinka. Individualybė nepasireiškia tame, kad mes skirtingai rengiamės ar skirtingai šukuojamės. Individualybė pasireiškia tame, kad mes norim patenkinti Krišną išskirtiniu būdu. Ir Krišna su kiekviena gyva būtybė turi ypatingus santykius. Tai va, noras šlovės troškimas, jis stumi žmonės daryti visokius
kažkaip tais, ypač šiais laikais. Atverkit Gineso rekordo knygą. Ką žmonės tik nesugalvoja, kad išsiskirti iš kitų, kad įamžinti save kažkaip tai. Ir jeigu anksčiau Gineso rekordai buvo kažkokie tai prasmingi, gilus, bet šiais laikais žmonės ką tik nesugalvoja. Arba, aš nežinau, galima visokių dalykų sugalvoti. Kas toliau spjaus, pavyzdžiui, paima tarakoną į burną, į kas toliau tą tarakoną išspjaus. Ir jie matuoja, kas reiškia Gineso rekordai. Bet aš žodžiu visokių dalykų, kaip žmogus reiškia įsiskirtinimą. Daugybė dalykų. Arba priseikstant savo veidų daugybė visokių. Vienu žodžiu viską galima sugalvoti, kad įsiskirti iš kitų žmonių masę. Arba, vienu žodžiu. Paskui, trečia tokia anarchija, kuria irgi susijęs su širdies silpnumu, tai kritika ir trūkumų ieškojimas. Ir šitą savybę jūs galite bandyti atsikratyti, neatsikratyti, bet kol jūs nupatilsit į būtamą adikarį lygį, šitas polinkis liks širdyje. Pačiai pradžiai, конечно, materialiam pasaulyje visi visus kritikuoja, tai yra būdinga visiems. Visi ieško trūkumus ir tiesiog politikai vienas pas kitą, ir žmonės vienas pas kitą, kaimynai vienas pas kitą. Tada mes ateinam į dvasinį judėjimą, patys pirmas lygis yra kaništa adikarija, baktas materialistas. Baktas žmogus, kuris pradeda dvasiškai eiti dvasinį keliu, bet to pačiu metu turi daugybę materialų troškimų. Jis yra baktas materialistas. Tai praktiškai visi mes dauguma. Ir polinkis kritikuoti kitus ir ieškoti trūkumus, tai yra pas visus. Pas vidutinį lygio bakto madhyama adikarija, tas polinkis jau nepasireiškia išoriškai, bet siekla ir noras viduj kažkas kartais baktas pagalvoja jo. Tas turi tokį savybę, tas turi tokį. Ir tik pas pačią tyriausią vaišnavą utamo bhakti lygio jau nėra visiškai polinkį. Ir jeigu jūs norite savo lygį dvasinį nustatyti savo, jūs galite pasižiūrėti į savo širdį, nereikia net pirštais rodyti, tiesiog patys į savo širdį pasižiūrėkit ir pasižiūrėkit, ar jūs turit polinkį kritikuoti ir ieškoti trūkumus. Iš karto mūsų lygis bus aiškus. Ir šitą labai širdies silpnumus labai gan sudėtingai nugalėti. Ir atsikratyti pavydą, šlovės troškimą. Ir sekantis ketvirtas prisirišimą prie dalykų, kurie nesusiję su Krišna. Klausimas, kas nesusiję su Krišna? Viskas susiję Krišna. Tai prie ko čia šitą anarchą prisirišti prie dalykų, kurie nesusiję su Krišna? Viešpats Brahma, Krišna sako viešpačiai Brahmai, dalykai, kurie atrodo, kad nesusiję su manim, yra maja. Ir žmonės paprastai daugybė dalykų nesusiję su viešpačiu. Todėl jiems tie dalykai yra maja arba iliuzija. Bet kuo daug stipriau mes tobulėjam, visi dalykai pradeda, mes matom ryšį su Krišna. Todėl daugybė dalykų baktui netrūko dvasiškai tobulėti. Kuo jis labiau pažengęs, jam niekas netrūko dvasiškai tobulėti. Bet kol mes pačioj pradžioj, yra daugybė dalykų, kurie mums trūkdo dvasiškai tobulėti. Pavyzdžiui, žmogus gali užimti atsidavimą tarnystės, pažengus žmogus televiziją gali užimti. Bet neofitui televizija yra dalykas, kuris trukdo atsidavimą tarnystės. Arba mobilų telefoną, arba kompiuterį, arba daugybė dalykų, arba madą, pavyzdžiui. Pačioj pradžioj mums visą tai trukdo atsidavimą tarnystei, bet kaip Šilai Prabhupada, jis galėjo užimti absoliučiai viską ir kiekvieną užimti atsidavimą tarnystei, kiekvieną polinkį, kiekvieną žmogaus savybę kažkokį tai gali surišti su Krišna ir užimti atsidavimą tarnystei Krišnai. Ir žmonės, kurie bendraudavo su Šila Prabhupada, netgi atrodo kalbėdavo apie pasaulietinį dalykų. Paskui, kada jie prisimena susitikimą su Šila Prabhupada,
Pasirodo, tai buvo pats svarbiausias dalykas jų gyvenime, nuo kurių prasidėdavo jų dvasinis kelias. Šrila Prabhupada kalbėjo su žymiausiu Australijos tenisininku. Ir jie kalbėjo tik apie tenisą. Atrodo, jie kalbėjo apie Krišną sąmonę visai. Bet kada tas žmogus žaidė savo patį svarbiausią žaidimą, finalą, Australijos atvirą, ten kažkokį tai finalą, ir jis prisiminė Prabhupados patarimus, kaip būti ramiam, kada smūgiuoja. Ir jam tai padėjo, tiesiog jie kalbėjo apie tenisą ir jis prisiminė Šrila Prabhupadą, jis laimėjo tos varžybos ir galų gale jis pradėjo praktikuoti dvasinį gyvenimą, todėl kad jis pamanė kaip šventą asmenybę viską, jeigu žmogus praktikuoja dvasinį gyvenimą, jis viską gali tobulai daryti. Vieną žodžiu, žmogui labai patinka. Taip. Bet mūsų atžvilgiu, kada mes dar turim daug prisirišimų, daug silpnybių, yra daugybė dalykų, kurie nepadeda mums tarnystėje Krišnai. Ir tai yra Hridaya Daurbalija, širdies silpnumai. Ir tai sudėtinga jau atsikratyti. Tu širdies silpnumų tik tada, kada mes labai pažengėme atsivedimą tarnystę. Sekanti grupė anarchų, tai materialūs troškimai, tiesiai šviesiai taip ir vadinasi, Asat Krishna. Krishna reiškia troškimai, Asat reiškia tai, kad neturi Asat reiškia amžiną, Asat reiškia tai, kad neamžiną. Yra Krishna ir yra Krishna. Krishna yra amžinas, o Krishna materialūs troškimai jie nėra amžini, jie pastoviai keičiasi. Ir jų yra gausybė materialūs troškimai. Kodėl viešpats sukūrė 8,400,000 formų, gyvybės formų? Todėl, kad duoti gyvai būtybei patirti begalybę materialūs troškimų. Kiekvienoje formoje, netgi toks svariukas turi be galo daug troškimų. Vienas svariukas, ką kalbėti apie žmogų, kiek žmogus turi materialų troškimų. Ir čia mūsų tokį pagrindinį anarchą, jo mes turim daugybę materialų troškimų. Kita anarcha yra rojiniai malonumai. Todėl, kad mes mažai žinom apie roją, mūsų kol kas tai nelabai svarbi anarcha pas mus. Mes nežinom rojiniai per daug malonumo. Tie, kurie praktikuoja vedų kultūrą, eina vedinių kelių, pas jų yra visas karmakandas skyrius, kuris aprašo įvairius rojinius malonumus, kurie tobuli kūnai, kurie niekada nesensta, arba pusdieviai, pavyzdžiui, kada jūs gimstat pas pusdievio, jums nereikia praeiti kūdikystės periodą, kada jūs suviniotas arba jūs verkit, negalite išreiškti savo nuomonę ir jūs verkit ir tėvai galvoja, ko gero jis alkanas, o jūs nealkanas, koks nors otas įkando jums, bet jums kiša į burną, maitina. Jis negali pasakyti nieko. Pas pusdievius, kaip jūs gimstat, iš karto suaugot. Jūs nepatyrėt kūdikystės, tų kančių visokių. Arba vaikas kažką tai nori, tėvai sako, nieko neduosiu, nieko nepirksiu. Jūs iš karto išaugot. Ir paskui mirtis ateina irgi staigiai, nėra senatvės, pastovi jaunas kūnas. Ir kada ateina mirtis, gyva būtybė, rojinis planetas iš karto miršta, be jokios senatvės. Aprašomi daugybė rojinių malonumų vietose, bet todėl, kad mes nežinom mums, ką anarcha neįdomu. Teisingai? Rojiniai malonumai mes neįdomu. Sekantis anarcha, kurią liečia materialių troškimų, tai yra jogos mistinis tobulumai. Irgi atrodo nejaudina mus tokie dalykai, išoriškai nejaudina. Mes nežinom tų tobulumų. 11 giesmė Šrimad Bhagavatam aprašoma 8 pagrindinės, 12 pagalbinės, tokios svarbios mistinės savybės, bet iš vis jo aprašoma 81 mistinė savybė. Ir viena iš jų, kad jūs galit išpildyti bet kokį savo norą. Jūs galit valdyti gamtos dėsnius, jūs galit veikti sąmonį kitų žmonių. Bet ką galit daryti? Jūs galit tapti lengviau negu už lengvą, jūs galit tapti sunkiau už sunkių, jūs galit, kaip Prabhupada pasako istoriją, kada anglai valdė Indiją,
jie pamatė gatvėje, vienam miestį pamatė gatvėje novą jogą, visiškai novas. Nu, pagal Anglijos tradicijos, nu čia visiškai nekultūringa. Ir paėmė, uždarė į kalėjimą. Uždarė, užrakino, išėjo. Ir vėl pamatė tą patį jogą, stovintį už kalėjimas ir vėl novas karčiai, vėl užrakino. Pasirodo mystikas, jis tapo mažiausiai už mažiausiai ir laisvai išėjo iš tas kalėjimas. Ir keletą kartų bandė užrakinti. Tai jūs galite su mistiniais savybės daryti bet ką, viskas. Aišku, kaip aš sakiau, išoriškai mums atrodo, tai kaip mes galim pasiekti, bet žmonės to ir bando daryti, jie bando kontroliuoti sąmonį įvairiais dalykais, jie bando, pavyzdžiui, tokiais techniniais priemonės, arba lėktuvais, arba laivais. Jie praktiškai daro taip pat, ką daro jogai. Tapti lengviausiai skraido lėktuvais, plaukti, bėgti vandeniu, įvairiais įtakoti žmonės. Viską mes norim tą patį ir tai labai aktualu mums. Ir paskutinė tokia anarcha, kurie susijęs su materialės troškimas, yra noras įsivadavimą. Ir vėl, visi mes norim įsivadoti. Pagrindinė niekas nenori kentėti. Visi mes norim įsivadoti nuo kančių, nuo rūpesčių. Visi mes norim įsivadavimą. Ir tai yra troškimas, kuris stumia mus, stumia visą civilizaciją, visą mokslą. Mes padarysim žmonės nemirtingus. Bet Šrila Prabhupada sako, kad 1000 metai buvo 100% mirtingumas, taip ir šiais laikais 100% mirtingumas. Bet visas mokslas, mes atauginsim organus iš ląstelių, mes padarysim, kad kūnas nesenstų, visą kosmetinį pramonį, patį didžiausią pramonį pasaulyje yra parfumerijos kosmetinės pramonė. Kodėl? Žmogų nori padaryti jauną, kad nebūtų kančių visą. Ir tas noras, įsivadavimo noras, persmelkia visus. Mes norime atsikratyti kančių. Tai yra materialūs troškimai. Materialių, paprastų grupių materialių įskinių objektų norim. Rojinių malonumų, joginių, mistinių savybių ir įsivadavimų. Tai, kad trukdo mums Krišnai, tarnauti Krišnai. Ir nuo jų apvalo tik aukščiausias skonis, kad mes pajaučiam aukščiausią skonį Krišnai. Ir kada mes Šrila Prabhupada cituoja dažnai Bhagavad Gita, Višavinį Vartantinį Raharasį Vaikiną. Galima išoriškai dirbtinai atsisakyti, kažką tai atsisakyti, bet kol mes neturim aukščiausią skonio, potraukis visada išlieka. Mes galim dirbtinai ateiti į dvasinį judėjimą, dirbtinai kažko tai atsisakyti. Nedarysiu tą, nevalgysiu tą, nedarysiu tą, negalvėsiu tą, bet potraukis vis tiek lieka. Ir kol pas mus nėra aukščiausių skonių, mes negalim nugalėti tų žemiausių potraukių. Ir kada mes ugdom Krišną sąmonį, automatiškai atkrenta Šrila Prabhupada cituoja Bhagavatam, sako, kada žmogus valgo, jis 3 dalykus pasiekia natūraliai. Prisipiltas skrandis, alkis nueina ir jis pajaučia pasitenkinimą. Tai kada mes praktikuojam Krišną sąmonį, aukščiausias skonis ateina, natūraliai materialūs troškimai mažėja, materialūs norai mažėja. Tai tik per praktiką mes galime atsikratyti šito anarcho. Ir paskutinė anarcha, kuria yra 4 grupių anarcha, kuria yra patį baisiausiai arba patį sunkiausiai nugalėti, tai yra aparathos. Aparathos tai yra įžeidimai. Įvairius įžeidimai. Yra irgi 4 grupių įžeidimų. Ir pirmas yra šventų vardų. Šventų vardų kartojimo įžeidimą. Ir Šrila Prabhupada sako, tai yra visų asmeninių ir kolektyvinių problemų priežastis. Šventų vardų kartojimo. Jų yra 10. Šventi vardai, kada mes kartojam. Ir bet čia atskiria visai tema, kaip, todėl kad jinai labai ilga, didelį temą, kaip kada mes įžeidinėjam šventą vardą, viešpatį praktiškai įžeidinėjam. Ir kada mes įžeidinėjam šventą vardą, mes arba dalinai, arba pilnai prarandam skonį dvasinį gyvenimą. Dalinai arba pilnai. Mes visiškai prarandam džiaugsmą atlikdami atsidavimo tarnystę. Kada mes praktikuojam. Atrodo, praktikuoju, darau kažką tai.
ir aš nejaučiu džiaugsmo. Mane erzina, visi erzina, praktika erzina, viską erzina. Paskui ir mes grįžtam prie materialios veiklos. Kada mes įžeidinėjom šventą viešpatį vardą. Galim paskui paminėti 10 viešpatės vardų įžeidimą ir pagrindinį, dėl ko mes įžeidinėjom. Ir neutralizuoti labai sudėtinga, todėl kad viešpats yra asmenybė ir jūs įžeidinėjate šventą viešpatį vardą, asmenybę įžeidinėjate. Ir dėl to, kad mes įžeidinėjom šventą viešpatės vardą, šventas vardas būdavas užgautas, jis nepralėja visą pilną savo malonę mūsų. Todėl mes nejaučiam dvasinį protą savo greitą, kuris turi būti pagal viską, pagal šventojo prašymą, kaip kas duoda mums tik vieną kartą tyrai pakartoti šventą viešpatį vardą, netgi be įžeidimų, vieną kartą pakartoti Krišną, Ramą, Govindą, kiek duoda, kokį naudą rezultatas, bet kad mes pagrindinis įžeidimas tai yra nedėmesingas, tiesiog abejingumas ir nedėmesingas kartojimas, iš kurio kyla visi kiti. Tiesiog mes labai abejingi viešpačiui. Paskui yra gyvybių garbinimas, kada mes atliekam, garbinam viešpatį, arba viešpatės garbinimas nereiškia, kad jūs tiesiogiai garbinat viešpatį. Viešpatį garbinimas reiškia, kada jūs ateinat į šventyklą, aplanko šventyklą, tai yra viešpatės garbinimas. Kada mes darom įžeidimus, kada mes susiję su viešpačiu. Ir jų yra irgi keletų, pavyzdžiui, nepagarba. Nepagarba, kada mes užeinam į šventyklą ir nenusilenkiam. Nepagarba. Nepagarba, kada mes įeinam su batais, pavyzdžiui, į šventą šventyklą, į šventą vietą. Pavyzdžiui, mes buvom vienoje vietoje, viena iš švenčiausių sikhų vieta, tai pas jūs įeidami į šventyklą, ten kažkur tai 3 metrai yra toks padarytas ravas toks su vandeniu. Ir jūs niekaip nepraeisit, jūs iš pradžių turite numauti batus, pas jį praeiti ir tada jūsų pėdos švaras. Ir jūs galite įeiti į šventyklą. Labai sąmoningai, labai gražiai padarė. Ir jūs iš kartos išpradėte įeiti į šventyklą. Tai va, tai yra nepagarba. Paskui, kada žmogus tingus, tingulys tai pasireiškia įžeidimas, kada mes tingus, kada mes, pavyzdžiui, turim galimybę garbinti viešpatį pagal savo sugebėjimus, pagal savo, pavyzdžiui, finansus, pagal savo laiką, pagal savo sugebėjimus, bet mes nedarom tai. Mes galim tai daryti, bet mes nedarom. Tai yra įžeidimas. Pavyzdžiui, mes galim švęsti viešpatės gimtadienį, bet mes nešvenčiam. Mes galim viešpačiui aukoti patį geriausius vaisius arba patys geriausias gėlės, bet mes paimam paprašom paaukojimas ir pačius blogiausius suram arba pačius blogiausius vaisius, o pačius geriausius paliekam savo. Tai yra įžeidimas iš tingėjimo. Paskui įžeidimas dėl tiesiog nešvarų įpročių. Nesimaudom, kada ateinam šventą vietą. Nueinam pagal gautą šauksmą, bet nesimaudom, neišplaunam rankos, neišplaunam burną, kada pavalgom. Dėl tiesiog nešvarių įpročių tam tikrų, su nešvariais drabužiais ateinam į šventyklą. Tai įžeidimai, kurie mes padarom grinai, dėl neišmanimo iš esmės. Ir sekantis dėl išdidumo, dėl tam tikro išdidumo, vėl, kada mes ateinam į šventyklą ir visi lenkiasi, aš galvoju, kodėl aš turiu lenktis. Irgi išdidumo, arba kodėl aš turiu klausyti šventą asmenybę, kodėl aš turiu klausyti kažką tai jūs. Iš smalsumo ateinam, bet išdidumas mums neleidžia nuolankiai elgtis. Įžeidimai. Bet šitie įžeidimai, jie nėra tokios rimtos ir sakoma, jeigu žmogus nuoširdžiai kartu šventus viešpatės vardus, visi tie įžeidimai. Ir studijuoja šventraščius, sužino, kaip elgtis šventykloje, visi tie įžeidimai bus neutralizuoti. Bet jeigu žmogus daro specialiai, žinodamas, tada tokie įžeidimai jie priima labai, duoda labai rimtus reakcijas, kada žmogus daro visą sąmoningai. Tai šventų vardų kartojimas, įžeidimas
Dievo gyvybių įžeidimas ir sekantis yra atsidavusių arba žmonių, kurie praktikuoja atsidavimą tarnystėje įžeidimas. Ir jų irgi yra labai daug įvairių. Čia vėl priklauso nuo mūsų žinojimo ir priklauso nuo mūsų sąmonės. Ir šventraščiai aprašo, surinko įvairius dalykus, ką reiškia įžeidimas, atsidavusių įžeidimas. Ir aš tiesiog, nors jų irgi yra 4 tipai, bet jie padalinti dar į 12 dalykų. Aš tiesiog trupučiu, todėl kad tai yra svarbu, papasakosiu. Teisti atsidavusių už kilmę, kad jis turi žemą kelmę. Čia pagrindė indusam būdinga, todėl kad ypač brahmanam, kurie yra, mes visi pagal vedų tradiciją esam griežkos, šudras, jaunas ir pažeidžiamiausias kategorijos. Todėl paprastai mes nedarom tokį įžeidimą teismą. O tu, kartais, aišku, galim pasakyti, o tu kaimietis, toks. Bet iš esmės... Teisim už kilmę, kad vaišnavas gali ginti šudrą arba minčioto arba neliečiamo žmogaus šeimą. Paskui teisti vaišnavą už tai, kad jie turi tam tikrą kūną, moters kūną arba vyro kūną arba kaip Hanumanas pamatė voriuką arba vorikinį, ten vieni sako, tai kiti sako, o ką tu čia po kojom man trūktai, matai kokį didelį žygdarbį aš darau, o tu čia ką darai. Tiesiog dėl to, kad vaišnavas turi tam tikrą kūną, vienas turi gražų kūną, kitas turi nelabai gražų kūną, vienas turi pilną kūną, kitas turi ploną kūną. Ir mes teisim vaišnavą už tai, kad jis turi tam tikrą kūną, vienas turi demono kūną, kitas turi skirtingus formus. Bet tai irgi įžeidimas yra vaišnavų įžeidimas. Sekantis momentas. Mes galvojam, kad mes kada matom visų stebim materiją, mes matom, kad viską transformuojasi materialiam pasaulyje, galų gale miršta. Ir mes galvojam, kad vaišnavo kūnas irgi patyrė transformaciją ir miršta. Ir sensta ir miršta. Mes materialiai sprendžiam apie vaišnavo kūną. Sakoma, kada žmogus nusilinkė, Krišna meto tuo metu savo žvilgsnį ir tuo metu, kada bhaktas atlieka tarnystę, jo kūnas tampa sudvasintas. Ir mes turim elgtis su vaišnavo kūnu, viską, kas susijęs su vaišnavu, su daiktais, su jo kūnu, kaip vertas pagarbos, kaip ir pats vaišnavas. Mes neturim sakyti, jis prigodas, jis toks, jis anoks. Teisti vaišnavą už tai, kad jis priklauso tam tikram ašramui, o jis grihasta, o jis išdirbus brahmacharė, o jis pasibūtis sannyasi, jis toks ir toks. Teisti, kad jis priklauso tam tikram ašramui. Paskui kritikuoti vaišnavo už ankstesnis klaidos, kuris jis padarė. Visi mes darom klaidas, bet mes sakom, o jis tada darė klaidas. Šila Prabhupada duoda tokį pavyzdį. Jeigu aš vaikystėje bėgėjau nuogas ir aš dabar suaugęs solidus žmogus ir man kažkas tai priminė, čia tas, kuris vaikystėje bėgėjo nuogas, tai reiškia viskas su juo aišku. Prabhupada sako, žmogus galbūt jau tapo teisėjų, profesorių kokį nors, bet kažkas tai prisiminė, jis darė taip ir taip, viskas aišku su juo. Anksčiau darė taip, o 88 metais darė taip, ar 90-ais jis darė taip, tokius dalykus, prisiminti jo ankstesnės klaidos. Paskui kritikuoti vaišnavą už tai, kad jis, kad vaišnavas jau padarė kažkokią klaidą ir beveik pataisė tą klaidą jo, bet vis tiek priminti tą klaidą jam, kad jis padarė taip ar padarė taip. Viešpatie Chaitanya Mahaprabhu, kada išgelbėjo Džagai Mankają, jis perspėjo visus bhaktus. Tie, kurie kritikos Džagai Mankają už jų nuodėmingą veiklą, o jų iš tikrųjų buvo už ką kritikuoti. Nebuvo nė vienos nuodėmės, kurie jie padarė. Ir kada Yamaraja sužinojo, kad Džagai Mankajas gavo įsivadavimą, jis grėbėsi už galvą, sako,
Tai kas čia yra asmenybė, kurią galėjo išvaduoti? Todėl, kad jie turėjo visą komandą Šravanų, kurie rašė visus nuodėmes ir jie nespėdavo užrašyti visą komandą, visą nuodėmes Džagai Madhai. Ir viešpačiai tą nepasakė, tie, kurie primins Džagai Madhai, kad jie, kokie jie buvo, visi nuodėmiai perėsi tų žmonių. Tai įsivaizduokit, jeigu mes kritikuojam Vaišnavus, prisiminam jų darbus, kažkada tai jie padarė klaidą kažkokį tai. Viešpats yra gailestingas, kodėl mes negalim būti gailestingi. Vieną kartą Akbaras paklausė savo ministrus, kas yra didžiausias, aš arba Dievas. Ir visi įsigando, todėl kad jeigu jie pasakys, kad Akbaras didesnis už Dievą, Akbaras gali įsižeisti, todėl kad jis pats labai toks musulmonas rimtas. Jeigu mes pasakysim, kad Dievas didesnis negu Akbaras, ką žin, gal Akbaras įsižeis vėl. Ir tik vienas ministras pasakė, iš tikrųjų tu daug galingesnis negu Dievas. Akbaras sako, prašau pagrįsk. Ir ministras pasakė, todėl kad tu gali iš savo karalystės išvaryti bet ką, bet Dievas iš savo karalystės nieko negali išvaryti. Todėl tu esi didesnis negu Dievas. Ir Akbaras suprato, kad čia iš tikrųjų tokiu būdu jis pašlovina Dievą, kad Dievas yra didysis, todėl kad visur Dievo karalystė yra. Dievas nieko negali išvaryti. Tai įsivaizduot, mes kažką tai iš savo bendrijos išmetam. Eik, tu ne Vaišnavas, tu elgiesi kaip ne Vaišnavas. Mes pretenduojam, kad mes didesni negu Dievas esame. Paskui mes galime matyti, kad Bhaktas tenkinasi ir mes pradedam kritikuoti jį už tai, kad jis tenkinasi. Už materialių dalykų galim kritikuoti ir mes galim galvoti, kad tai yra tiesa ir tai gali būti tiesa, bet jeigu mes kritikuojame, Vaišnavų, tai yra įžeidimas. Netgi įžeidimas yra tiesiog neparodyti džiaugsmą, kada mes pamatom Vaišnavą. Įžeidimas tiesiog neparodyti džiaugsmą. Kartais mes kritikuojam, kad Vaišnavas dėl savo tingumo neprižiūri savo kūną ir todėl nuo jo kūno sklinda negeras kvapas. Negalime jų už tai kritikuoti. Tegul viešpats kritikuoja ir taiso tos, ką reikia pataisyti, bet mes neturim užimti viešpatis padėties. Vaišnavų įžeidimą ir Krišna asmeniškai tos visus įžeidimus priima savo asmeniškai. Jeigu mes įžeidinėjame Vaišnavus, mes įžeidinėjame asmeniškai patį viešpatį. Įžeidimas, kada mes skirstam Vaišnavus, tas yra geresnis Vaišnavas, tas yra blogesnis Vaišnavas. Nors pagal Vaišnavų etiketą mes turim skirstyti Vaišnavus į pradedantesis, tie, kurie Madhyamadikari, Uttamadikari. Sanatana Gosvami sako, geriau, kad nepadaryti įžeidimus, kiekvieną Vaišnavą reikia įverkti kaip išaukštintą Vaišnavą. Ir nedaryti tokių dalykų. Todėl, kad netgi žmogus gali elgtis kaip Vaišnavas neofitas, bet viduje jis gali pastoviai mąstyti apie Krišną ir mylėti Krišną labai labai. Arba atvirkščiai žmogus gali praktikuoti daug metų, bet viduje būti visiškai neofitas. Todėl geriau elgtis labai pagarbiai su kiekvienu Vaišnavu. Įžeidimas, kuris tai yra anarcha, kurie susijęs su atsidavusiu įžeidimas. Ir sekantį anarchą arba aparatą įžeidimas visų kitų gyvų būtybių. Įsivaizduojate, atrodo, mes praktikuojam. Ir yra daug gyvų būtybių, kurie nepraktikuoja. Ir mes aukščiau negu visus gyvus būtybės. Ir pirmą aparatą, pirmas įžeidimas, ką liečia visų gyvų būtybių, valgyti kitas gyvas būtybės. Tai patį didžiausią aparatą, kada mes valgom.
Ir jeigu mes tiesiog vegetariai, bet neaukojam maistą Krišnai, mes irgi valgom kitos gyvos būtybės ir irgi įžeidinėjam kitos gyvos būtybės. Kad mes palaikom savo juslinį pasitenkinimą arba savo komfortą kitų gyvų būtybių sąskaitą, tai yra įžeidimas gyvų būtybių. Pavyzdžiui, kada šeimoje gyvenam ir rodom prievartą kažkokią tai gyvąją būtybę arba blogai elgiasi, žiauriai elgiamės su savo artimais, tai yra prievarta prieš kitų gyvų būtybių. Tai yra įžeidimas kitų gyvų būtybių. Priešiškai nusiteikti ir blogai galvoti apie kitus gyvus būtybės, kritikuoti kitus gyvus būtybės yra aparato įžeidimas gyvų būtybių. Vogti. Prievarta prieš gyvų būtybių. Tai visa tai yra anarchos aparatas, kuris susijęs su šventų vardo, dievybių garbinimu, atsidavusiu įžeidimą ir visų gyvų būtybių. Ir jų galima tik atsikratyti, tik kada žmogus keičia realiai savo sąmonę, kada jis tarnauja Krišnai su laiku, tai ne iš karto. Vakar pas mus buvo spektaklis, Bhakti rodė spektaklį apie brigadį medžiotoją. Jis iš pradžių džiaugiasi, kada tiesiog sužeisdavo gyvos būtybės ir matė, kaip jie kenčia. O paskui jis tapo ant tiek vaktų, kad jis eidamas netgi skruzdėlis labai lengvai pašalindavo, kad neužminti juos. Ir vieną kartą irgi vienas Prabhupados mokinys nuo stalo labai atsargiai su drabužiais skruzdės nušluoja. Ir Prabhupadas stebėjo taip ir pasakė, prieš tai tu jos būtų tiesiog nužudyti. O dabar tu apsivalėjai. Tai visos tos aparatos, pavyzdžiui, kitų gyvų būtybių, kada mes praktikuojam, mes galim patrupučiuk atsikratant tos visus aparatus. Atsidavusiųjų, kada mes pradedam iš tikrųjų suprasti, ant kiek atsidavus brangus, tik liūdį, ką galim dvasiškai progresuoti, mes patrupučiuk atsisakom ir tos anarchos. Bet ką liečia visų anarchų, mes turim suprasti, kad tai yra labai palaipsninis procesas. Niekas neturi skelbti, kad aš nedarau jokio įžeidimo ir aš neturiu jokių trūkumų. Jeigu mes neturėtum trūkumų, kada mes kartuojam šventus viešpaties vardus, mes iš meilės ekstazės verktum kiekvieną kartą. Mūsų kūnas drybėtų, plaukai stovėtų ir mes jaustum, mes nematytum aplamai išorinį pasaulį, kaip mes pasinertum šventą viešpatį vardą. Tai kol pas mus nėra tokios reakcijos, kada mes kartuojam šventus viešpaties vardus, niekas iš mūsų neturi sakyti, kad aš nedarau jokių įžeidimų, aš neturiu jokio anarcho. Todėl, kad kitaip viskas būtų dvasinė praktika, būtų labai kitokia. Ir šitas visas anarchos, jie pagimdo ypatingus priešus – geismą, pyktį, godumą, iliuziją, išdidumą, pavydą, nusivylimą, alkį, troškulį, senatvį ir mirtį galvoje. Tai pagimdo visas tos anarchos. Ir praktikuodami atsidavimą tarnystėje, žmogus po trupučiuką apsivalo. Ir pačioj pradžioj praktikoj Bhajana Kriya jis apsivalo tik trupučiuką. Anarcho nevritį sako, kada žmogus dar daugiau apsivalo, tada jis pasiekia stabilumą. Stabilumą reiškia, jam niekas netrukdo praktikuoti. Jis apsivalo 75%. Ir tada jau materialūs dalykai gali netrukdyti, nors vyko materialūs prisirišimai, dar kažką tai, bet ništa lygiai, kada žmogus stabilus, tvirtas, jis 75% apsivalo. Ir tik priemo lygiai, arba kada žmogus sugrįžta pilnai atgal pas Krišną, absoliučiai apsivalo. Netgi iki meilės lygiai žmogus materialiam pasaulyje dar išlieka pas jį daugybė dalykų. Bet jie jau taip stipriai neveikia. Bet jeigu žmogus neatsargus, netgi iš tokio lygio žmogus gali palikti praktiką. Netgi turėdama emocijas Krišną, meilę, ekstazės Krišną, jis gali palikti, jeigu jis neatsargus yra. Todėl žmogus turi praktikuoti ir sakoma šitą praktiką tarsi žmogus, kuris užriša akis, jis gali bėgti be baimės. Tai mūsų praktika yra tokia pat. Bhakti jogos kelias, kada mes galim užrišti akis ir tiesiai bėgti pas Krišną. Bet
Netgi Šrila Prabhupada sako, greitkeliai gali būti avarijos, jeigu mes neatsargus. Ir kiekviena šitą anarchą gali priversti mus prie avarijos atsidavimo tarnystės kelyje. Mes galim prarasti skonį ir mes galim palikti aplamai atsidavimo tarnystės kelią. Ir ką daryti, jeigu mes jau tokioje situacijoje? Mes visi turime anarchą. Mes visi galim kažką tai įžeidėm. Ką daryti? Ir mes pajutom, kad skonis pas mus dingsta. Ir sakoma, Višvanačia Pravarti Takuras sulygina šitą situaciją su ligota situacija, tarp sergančių žmogų. Kada žmogus serga, pas jį dingsta apetitas. Jis negali valgyti visą maistą iš eilės. Jis turi turėti dietą. Tai ir sergantis žmogus, kada jis pilnas to anarchos, kaip sergantis žmogus, jis turi skonis po trupučiu tik grįžta. Ir vėl, kada jis sveiksta, jis negali viską iš eilės valgyti. Žmogus vėl po trupučiu turi pradėti praktikuoti nuo pradžių, nuo pačių pradžių. Ir Šrila Prabhupada sako, šventas vardas, jis